Laidos Universitetai LT kūrybinė grupė dalyvavo susitikime su Europos parlamento liberalų ir demokratų alijanso už Europą frakcijos nariu profesoriumi Leonidu Donskiu. Briuselyje vykusio susitikimo metu buvo aptarta profesoriaus aktyviai kritikuota švietimo sistemos reforma. Parlamentarų įsitikinimu, švietimas ir kultūra yra sritis, kuriuose reikalingi ilgalaikiai nacionalinio masto susitarimai, priklausantis ir nuo pačių universitetų. Esu įsitikinęs, kad jokia reforma neįvyksta. Pirma, jeigu jas nenori patys universitetai. Antra, jeigu jie nėra konsoliduoti. Trečia, jeigu be rektorių politinio pareiškimo dar nėra ir akademinės bendruomenės valios. Ir jeigu nėra tvirtų susitarimų, kad racionalizuokime sistemą. Pagaliau ta reforma turi vykti akademinių žmonių ir universitetų dėka, o ne grupės funkcionierių ir ministro. Aš niekad nepriėmiau šito modelio, man šitas vertikalinis valdymas, man kaip idėjiniam liberalui, man žinot, jisai kelia šiurpą ir šiaušiasi plaukai nuo jo. Pripažindamas silpnasias Lietuvos švietimo sistemos pusės, profesorius Leonidas Donskis teigia, kad universitetams reikalingi geri ir talentingi mokslininkai bei profesoriai. Buvo net nesuprasta, kad Lietuvai verkiant reikia šiuo metu aukščiausio lygio dėstytojų, profesūros, kad jauni žmonės neretai jie nori patekti į Didžiąją Britaniją, Prancūziją ir Vokietiją ne todėl, kad jie pasaulio nematė. Reikia atsibusti, Lietuva gyvena 2014 metais jau, o ne 1991. Žmonės jau matė pasaulį. Jeigu jie važiuoja kitur, jie nori daugiau kūrybos, didesnio talento profesorių. Vadinasi, mums reikia stiprinti šitas pozicijas. Žmonėms reikia suprasti tikruosius universiteto įsipareigojimus visuomeniai, teigia Leonidas Donskis. O viena iš pagrindinių problemų profesorius laiko pataikavimą studentui. Man atrodo, mes nuėjome labai keistų kelių. Mes pradėjome kurti tą tokią naują akademinę rinką, kurioje pradėjome atvirai pataikauti studentui ir kovoti už studentą. Visą tai gerai. Studentą reikia mylėti ir gerbti, bet nepataikauti dėstytojų sąskaitą. Reikia gerbti personalą, reikia gerbti dėstytojus, profesūrą. Tai yra kūnas ir kraujas universiteto. O ne pradėti pataikauti mokiniams, kad jie būtinai važiuotų į tavo universitetą, o ne kur kitur. Atleiskite, 17 metų žmogus net nežino programų, jis arba jį renkasi miestą, o ne universitetą daugeliu atveju. Profesorius Leonidas Donskis neketina kandidatuoti artėjančiose Europos parlamento rinkimuose. Jis žada grįžti į Lietuvą. Nors profesorius dėsto ir užsienio universitetuose bei pripažįsta mylintis gimtąją Klaipėdą, bet savo ateitį mato Kaune, o laiką ketina skirti darbui su jaunimu. Bet širdies gilumoje visą laiką jau laikiau save labiau akademiniu žmogumi, todėl kad dėl politikos ir dėl politinės karjeros aš neaukočiau visko. Sakau atvirai jums. O dėl akademinio gyvenimo, dėl kūrybos, dėl knygų aš esu pasiruošęs atiduoti visas savo jėgas. Tai yra vis dėlto mano didysis prioritetas. Europarlamentaras Leonidas Donskis teigia, jog tiki Lietuvos universiteto ateitimi, tačiau ją reikia kurti protingai. Norint kelti tiek studentų, tiek dėstytojų potencialą, reikia pasitelkti gerus dėstytojus bei tarptautinės programas. Dėstau Bolonijos universitete, dėstau Helsinkyje, Reikjavike, dėstau daugelį šalių ir natūralu, kad aš važinėsiu, aš būsiu pakankamai dinamiškas ir aktyvus. Bet daugiausia savo jėgų skirsiu tikrai Lietuvai. Jūs žinote, aš nebesu jaunuolis ir man yra labai svarbu paskaičiuoti savo jėgas, kad aš kažką tai pasiekčiau per man likusį laiką, atiduodamas geriausia, ką turiu jauniems žmonėms Lietuvoje. Europarlamentaras Leonidas Donskis teigia, jog tiki Lietuvos universiteto ateitimi, tačiau ją reikia kurti protingai. Norint kelti tiek studentų, tiek dėstytojų potencialą, reikia pasitelkti gerus dėstytojus bei tarptautinės programas.